Pardavimui turim išskirtinį 2 aukštų individualų namą Bendorėse su itin aukštomis lubomis. Židinio, ko jau naujoj statybui sudėtingai surasit. Didžiulė taip pat virtuvė su visa technika iš natūralaus medžio masyvo. Antram aukšte didžiulis tėvų miegamasis su labai aiškiam spalvom. Vėlgi, kaip ir namas, taip ir miegamasis tikrai išskirtinis. Tačiau esant poreikiu gali būti dalinamas į 2 kambarius. Kas dar yra neįprasto, tai turime miegamajame džimą, mini džimą. Didelė integruota spinta. Atskiras dušas ir WC. Pro langus matosi miškelis. Miškelis yra valstybinis, taip kad kaimynų prieš langus neturėsit. Vaikų kambariukas. Vėlgi nestandartinis kambarys darbo su panoraminiu vaizdu į svetainę. Įdomus namas vien dėl to, kad antram aukšte turim padarytą skalbinių metimo angą, kada galima skalbinius nenešti į apačią, bet tiesiog numesti juos iš antro aukšto. Įdomu. Man asmeniškai jaukiausia šio namo vieta yra priešpirtis. Priešpirtis bei pirtis. Kur kiekvieną vakarą galima labai smagiai praleisti laiką, atsipalaiduoti. Turim išėjimą į vidinį kiemą. Taip pat turime garažą. Garažas yra naudojamas tikrąja to žodžio prasme statyti automobiliam. Neturime užkrautų daiktų, nes tam yra padaryta papildoma patalpa. Yra sandėliukas, plus katilinė. Namas šildomas dujomis, yra boileris karštam vandeniui. O papildoma patalpa, ta, kuri būtų naudojama būtent visiems įrankiam, dėžėm ir kitiem papildomam nereikalingiam dalykam, tai yra atskiram sandėliukė, kad nebūtų užkrautas garažas. Lauke turime 2 terasas. Viena yra pietinėje šienavo pusėje. Be viso ko yra didelis kiemas, trinkelėmis grįstas, kur telpa bent jau 4 automobiliai. Šis mažas pastatėlis yra būtent lauko įrankiam skirtas, kad nebūtų užkrautas garažas. Namas tiek iš išorės, tiek iš vidaus tikrai atrodo nemažas. Telpa viskas, kas įmanoma. Paradinė kiemo pusė. Štai čia. Visas sklypas aptvertas tvora. Iš kitos pusės turime vidinį kiemą. Mano minėtas priešpirtis ir išėjimas tiesioginis į vidinį kiemą. Šio namo kaina yra 355 000. Dirbam ir savaitgaliais. Skambinkit, susisiekit ir atvykit apžiūrėti šito išskirtinio namą.